Sveiki, malonu, kad įsijungėte švidrį šiame video. Aš Jums papasakosiu apie tai, kuom pasižymi skirtingos dietos ir kuri dieta, mano manimu, yra viena iš geriausių. Taip pat paįvardinsiu trūkumus ir privalumus kitų dietų. Tai pavyzdžiui, pradėkime nuo protarpinio badavimo. Tai protarpinis badavimas yra paremtas nevalgymu apie 16 valandų. Tai reiškia, kad žmogus badavo 16 valandų ir 8 likusias valandas valgo. Ir tam tikrai grupiai žmonių ši sistema leidžia numesti svorio, nes žmonės nenori skaičiuoti kalorijų, tai tarkim jie neskaičiuoja kalorijų, valgo būtent pagal šitą valgymo būdą, nesąmoningai sumažina, tarkime, valandų intervalo, tai reiškia vėlgi tam tikrų kažkokiu metu jie suvalgo mažiau maisto ir būtent to principu krenta svoris, gerėja žmogaus sveikatos rodikliai. Tačiau jeigu žmogus badauja ir vis tiek suvalgo per 8 valandas daugiau kalorijų negu jam reikia svorio kritimui, tai žmogus gali netgi priaugti kūno svorio arba svoris išliks toks pat ir protarpinis badavimas magiškai nepadės numesti svorio. Kas toliau liečia badavimą, tai turbūt esate girdėję, kad badavimas padeda ten sumažinti rezidenciją insulinui, padidinti autofagiją, tada ten padeda numesti svorio, padeda pagerinti sveikatos rodiklius ir taip toliau. Kas iš tikro kaip yra tiesa, bet jeigu mes nesukursime kalorijų deficito ir nenumesime svorio laikantis protarpinio badavimo principu, mes realiai negausime jokių privalumų būtent iš protarpinio badavimo. Yra tikėtina, kad tas vienas privalumas bus tik tai, kad galbūt šiek tiek susireguliuos cukraus lygis kraujoje, nes nevalgėte tam tikrą laiką, bet vėlgi tie pokyčiai gali būti minimalūs arba nebūti to significant other mokslinėje literatūroje, kas rodytų, kad tai tikrai, tarkime, net ir nenumetus kūno svorio padėtų šiek tiek pagerinti sveikatos rodiklius ir tada matome, kad gerai, galbūt badavimas nėra pati geriausia strategija mesti svorį. Arba tai, kad pavyzdžiui, jeigu mes pradedame badauti, mums ten svaigsta galva arba tarkime neturime energijos ar pirmų valgių per daug persivalgome, tai vėlgi tai gali indikuoti, kad badavimas gali mums netikti ir mums nereikia prisirišti prie ten 2 ar 3 valgių per dieną. Ir kas dar yra problema su protarpiniu badavimu, tam, kad badaujant gali būti, kad jums tiesiog bus per sunku suvalgyti reikiamą kiekį baltymų ar per 3 ar 2 valgius, jeigu jūs badausite, tai irgi gali šiek tiek sukelti sunkumų, nes visi žmonės galvoja, o tai aš čia laikysiuos protarpinio badavimo ir mano mityba bus subalansuota, tai nedažnai taip nebūna ir tada vėlgi protarpinio badavimo negali dažniausiai laikytis atletai, nėščios moteris, tie žmonės, kurie turi refliuksą, tai todėl vėlgi tai ne visiems tinka, bet jeigu jūs norite laikytis vis tiek to protarpinio badavimo, tai taip pat gali būti veiksminga svorio metimo sistema, jeigu jūs kontroliuosite maistinės medžiagas, kalorijas ir tikrinsite savo sveikatą, kaip jūs jaučiatės badaujant, ar nesvaigsta galva, ar nesusidurėte su kažkokiamis virškinimo problemomis, pilvų skausmu, turite pakankamai energijos ir tiesiog gerai jaučiatės, tada puiku tai galite daryti, bet vis tiek atsižvelgti į kalorijas ir maistinės medžiagas. Tai taip trumpa apžvalga, kas liečia badavimą, tai yra keto mityba, tai tikriausiai socialinė medijos esate girdėję daug teiginių, kad laikykis keto mitybos, neskaičiuok kalorijų ir vis tiek svoris tirps, ten laikantis keto mitybos nejaučiu alkio, keto mitybos laikantis ten pagerėjo savijauta, ten emocinė būklė, galbūt toks yra aštriau mąstote, tai reiškia, kad nėra tų tokių brain fog, kad aš suvalgiau daug angliavandenių ir tada kažkaip blogai jaučiuosi ten kelias valandas, kol vėl atsistato mano organizmas į vėžes. Tada esate kažką tikriausiai girdėję apie keto grifą, kad ten blogai jaučiatės, muša prakaitas, neužmigti naktį, krečia drebulys, kankina mėšlungis, tai taip, tai yra šalutiniai keto mitybos efektai, kol jūs pasiekėte ketozę. Ir tarkime, kodėl visi yra šie pasakymai išplaukia, kad tarkim keto mityba gali padėti sudeginti riebalus, nes ten jausti didesnį tą sotumo jausmą. Tai dažniausiai, jeigu žmogus, pavyzdžiui, prieš pradedant laikytis keto valgo daug visokiausių nesąmonių, ten valgo per daug kalorijų, nesuvalgo pakankamai baltymų, tai jis perės prie keto mitybos, tiesiog valgys šiek tiek kokybiškesnį maistą, tai maistas bus mažiau perdirbtas, turės daugiau baltymų, sveikų riebalų, todėl tokį maistą suvalgius jūs jausite sotus. Ir būtent todėl ir galbūt to pasiekoje suvalgsite galbūt šiek tiek mažiau kalorijų arba galbūt jausite tą didesnį sotumo jausmą, bet dažna problema su keto mityba tie visi tie šalutiniai efektai ir
Kita problema tai, kad kažin ar jūs galėsite laikytis visą gyvenimą keto mitybos, nes vis tiek bus visokie kažkokie vakarėliai, vestuvės, taip toliau ir nuklysti ir vėl tada turėsite grįžti ir vėl tada demotyvuosite tą keto mitybą, jums bus sunku jos įsilaikyti, nes tiesiog būsite labai apriboti tam tikromis taisyklėmis. Aišku, yra žmonių, kurie laiko tos tokios dietos ir jie pasiekia tam tikrus rezultatus, tai puiku, jeigu jiems tinka ir jeigu jums tinka, jūs galite išmėginti keto dietą, bet aš asmeniškai nerekomenduoju, nes man atrodo, kad tai tiesiog nėra taip veiksminga, taip sergant tam tikromis, su tam tikrais sutrikimais, kaip pavyzdžiui epilepsija, taip keto gali padėti išvengti šios sutrikimo komplikacijų, tai tiesiog lengviau bus menti šį sutrikimą. Yra ir kiti sutrikimai, tada kitu atveju keto mityba gali tikti žmogui, kuris, tarkim, turi labai didelį nutukimą, didelę rezidenciją insulinui ir jam reikia greičiau šiek tiek pereiti tą ketozę, kad šiek tiek pagerėtų sveikatos rodikliai, tai tokiu atveju šis žmogus tai gali padaryti, bet visais kitais atvejais tai tiesiog paprasta subalansuota mityba, fizinis aktyvumas bus geriausias pasirinkimas, nes vėlgi keto tą dietą turite visko atsisakyti ir jeigu ten kažkoks specialistas jums dar sakys, kad nereikia keto dietos metu skaičiuoti kalorijų ir ten taip toliau, tai jie yra tiesiog šarlatanai, nes keto dietos metu vis tiek visos kalorijos skaičiuosi ir jeigu jūs išgersite litrą aliejaus, iš jo gausite ten 9000 kalorijų, aš galiu garantuoti, kad jūs priaugsite daugiau svorio ir dar iš praktinės pusės ir mes esame pastebėję, kad tie žmonės, kurie laikosi keto mitybos, dažnai pablogina savo kūno kompoziciją ir jiems sunkiau pamatyti rezultatus sportuojant sporto salėje. Tai čia kas liečia tą keto dietą, nėra nieko magiško, tada yra vegetarizmas, tai žinote, kad vegetarizmo metu dažniausiai, tarkime, yra atsisakoma mėsos produktų, paukštienos, žuvies, tarkime. Ir žmonės dažniausiai valgo tada tik pieno produktus, ten augalinius baltymus ir taip toliau ir sako, vėlgi čia tokia dieta padės pagerinti visus organizmo rodiklius arba jos laikantis pradeda kristi svoris ir mes matome dažną problemą, ką žmonės padaro blogai pradėję laikytis šios mitybos, tai kad jų mityba yra nesubalansuota, tai vėlgi jie nesugeba gauti pakankamai baltymų, nors ir trumpalaikį perspektyvoje numeta svorį, nes galbūt atsisako tokių labiau pertirtų produktų ir pagerėjo sveikatos rodikliai, bet ilgalaikė perspektyvoje pablogėja visi rodikliai ir viskas, nes jie tiesiog nežino, kaip ši mityba turi būti subalansuota. Ir netgi aš pamenu studijų laikais, mano kurse buvo daug merginų, kurios laikėsi tos vegetarizmo dietos ir mes studijavome mitybos mokslą. Tai didžiosios dalies merginų mityba buvo nesubalansuota ir nesuprasdavo jos kertinių principų, kuom reikia praturtinti šią mitybą, kad žmogus gautų didžiausią naudą ir kai ten daugelis specialistų ten pasako, tai čia viskas gerai, čia reikia mylėti gyvūnus ir taip toliau, tai tie kartais dalykai yra teisūs, bet dažniausiai tai yra nesąmonės apipintas mokslas, kuris jūs klaidina ir jeigu ten žinote, yra tas filmas The Game Changers, ten irgi, tarkim, puoselėjama ši mityba ir sakoma, kad tai čia kažkokie riebalai ar baltymai sukels tam tikras kažkokias ligas, tai dažniausiai yra tiesiog tai normalus bet kokio maisto atsakas ir žmogaus organizmui ir jie tiesiog bandosi kažko pelnytis. Tada kuom gali vegetarizmas būti naudingas, jeigu tikrai šita mityba yra subalansuota, tai daleiskim, ši mityba gali padėti tiems žmonėms, kurie netoleruoja, pavyzdžiui, mėsos produktų, negali valgyti, nes kas nors darosi su jų organizmu, tada tai žmogui vis tiek reikia valgyti ten daugiau pieno produktų ir kitų augalinės kilmės produktų tam, kad jis surinktų tos baltymus. Tada ši mityba yra naudinga, todėl kad iš jos galima gauti pakankamai daug antioksidantų, jeigu valgote daug grūdinės kultūros produktų. Tai iš tų grūdinės kultūros produktų, vaisių, daržovių ir uogų dar, pavyzdžiui, gaunate šiek tiek daugiau skaidulų, kurios padeda, pavyzdžiui, sumažinti tam tikrų ligų riziką arba gaunate iš maisto antioksidantų ir taip gerina savo organizmo būklę tam, kad organizmas lengviau apsisaugotų nuo uždegimų, ligų ir taip toliau. Tai tokiu principu subalansuota mityba veganizmui gali būti naudinga, bet tai neliečia, kad yra ten geresnis pasirinkimas negu keto badavimas, sveika mityba ar kažkokia kita dieta. Tai čia kas liečia tą veganizmą, tada yra subalansuota mityba. Mano manymu, subalansuota mityba yra geriausias pasirinkimas, nes jums tai leidžia suprasti bazinius mitybos planavimo principus, suprasti, kaip turite dėliotis mitybą, kad gautumėte visas reikiamas medžiagas ir nereikia nieko atsisakyti ir nereikia imtis kraštutinumų tam, kad pasiektumėte rezultatą. Ta subalansuota mityba yra realiai geresnis patinkamas nei sveika mityba, nes daugelis sako, kad valgyk sveikai,
Tai kas yra valgyk sveikai, tai ten valgyk, tarkime, daug kruopų, vaisių, dar ten kažkiek porcijų mėsos ir taip toliau, bet niekas nėra pasakoma, kokiais kiekiais ir kaip turite valgyti. Bet jeigu jūs paimate subalansuotą mitybą, suprantate, kad svorio kritimą lems kalorijų deficitas ir tada suprantate, kad svarbios yra maistinės medžiagos, tai angliavandeniai, riebalai ir baltymai. Ir surinkti pakankamai baltymų, riebalų ir angliavandenių, jūs galite valgyti visą maistą ir surinkat pakankamai baltymų, jūs galite paskatinti svorio kritimą. Nes jausitės sotesni, stimuliuos raumenų baltymų sintezę, žmogui reikės daugiau energijos perdirbti riebalus, tai yra perdirbti baltymus ir taip jūs galėsite sukurti didesnį kalorijų deficitą ir paspartintą svorio kritimą ir ten tada galite valgyti ten, nežinau, 3, 4, 5 ar 6 kartus per dieną tam, kad pasiektumėte tą savo norimą galutinį rezultatą. Ir todėl ta subalansuota mityba yra kaip ir geras pasirinkimas ir neturi per daug ten trūkumų, tai gal tas trūkumas būtų, kad jūs pradžioje turėtumėte tą sverti maistą ir suprasti maisto energetinę ir maistinę vertę tam, kad jūs galėtumėte sąmoningai pasirinkti maisto produktus ir jūsų mityba būtų subalansuota. Tada, kas liečia, pavyzdžiui, tą vandens dietą, tai jūs tiesiog gerite vandenį, jeigu gerite tik vandenį, taip, tai pirmą dieną jūs galite suprasti, kad gerai, man nereikia maisto tam, kad aš gerai jaučiuosi ar funkcionuočiau ir jūs tada išmokstate lengviau kontroliuoti save, nes jūs suprantate, kad maistas yra tik energijos šaltinis. Bet visuomet, jeigu gersite tik vandenį, tai nerekomenduočiau gerti tik vandens. Rekomenduočiau tada, jeigu laikotės tokios vieno tokio badavimo, kaip visą dieną gerti vandenį, tai aš vandenį pakeičiau mineraliniu tam, kad gaučiau elektrolitų ir dar papildomai išgerčiau vitaminų ir mineralų papildų tam, kad praturtinčiau savo organizmą reikiamas medžiagomis, bet tas vandens toks fastingas jums gali padėti ten sukurti tiesiog didesnį kalorijų deficitą trumpalaikę perspektyvą, kad pamatytumėte tą svorio pokyčius. Tada grikiai ir su kefyra, tai tiesiog socialinė medija išpopuliarinta dieta, kuri visiškai yra neveiksminga ir nevalo to organizmo, nes dažniausiai sukelia žmonėse persivalgymą kokius nors sutrikimus, nes iš tik grikių ir kefyrų jūs negalite gauti pakankamai maistinių medžiagų tam, kad praturtintumėte savo organizmą reikiamas medžiagomis ir iš tikro galutinėje perspektyvoje pasiektumėte geriausią rezultatą. Tai tiek šiandien toks ir video, būtent apie tas skirtingas dietas privalumus, trūkumus ir dabar tikiuosi, kad galėsite padaryti teisingą sprendimą ir pasirinkti dietą, kuri tinka jums labiausiai ir supratote tą kiekvieną esmę kiekvienos dietos tam, kad galėtumėte šviesti save, draugus ir paskatinti juos pasirinkti geriausią pasirinkimą, kad jie pasiektų savo tikslus efektyviausiai ir greičiausiai. Tai ačiū, kad išklausėte šį video, jeigu turite papildomų klausimų, juos drąsiai galite užduoti komentarų skiltyje ir aš pasistengsiu iš juos atsakyti ateityje. Iki greito, mielieji.